Robertas Falcon Scott buvo nuotykių ieškotojas, tyrinėtojas. Tuo metu beveik viskas, ką buvo galima atrasti, jau buvo atrasta. Mūsų planetoje buvo likusios vos kelios vietos, kur žmogus dar nebuvo įkėlęs kojos. Viena iš tų vietų tai pietų ašigalis. Roberto svajonė buvo pasiekti piečiausią Žemės tašką ir tapti pirmuoju žmogumi pasiekusiu pietų ašigalį. Jis ir jo anglų tyrinėtojų ir mokslininkų grupė atlikinėjo tyrimus ir rinko duomenis apie Antarktidą. Jie rinko informaciją apie metinius Antarktidos oro temperatūros pokyčius ir netgi sudarė vidutinės metinės temperatūros grafą. Robertas planavo naudotis ponių pagalba pirmuosius 683 km, tada juos palikti stovykloje šalia Birdmoro ledyno ir tęsti likusias kelionės dalį pėsti, kas sudarė 200 km pavojingų ledynų ir dar 568 km iki piečiausio taško mūsų planetoje ir netgi visa kelionė atgal, kartu visur tempdamiesi visą reikalingą įrangą. Tuo metu naudotis ponių pagalba, kad temptų jų įrangą, atrodė gera idėja. Britai naudojosi šiuo metodu ankstesniaisiais bandymais pasiekti pietų ašigalį. Tai buvo vos ne vienintelis būdas, kaip jie galėjo gabenti savo daiktus. Britai turėjo mažai praktikos su šunų pakinkytomis rogėmis, tad poniai buvo vienintelis būdas. Jie taipogi galvojo, kad žmonių jėga yra tinkamiausia įveikti klastingą ledyną. Kelionė buvo ilga ir sunki, bet maršrutas, kurį jie pasirinko, jiems atrodė geriausias. Juo labiau, tai jau antrasis jų bandymas tai padaryti. Pirmasis įvyko 1909 metais, bet dėja buvo nesėkmingas. Jiems sutrukdė prastos oro sąlygos. Bet Roberto komanda buvo ne vieninteliai. Norvegų tyrinėtojas Roald Amundsen buvo netoliese ir jis norėjo pasiekti piečiausią Žemės tašką pirmasis. Norvegų komanda buvo labai patyrusi, turėjo slides, žinojo, kaip nukeliauti didelius atstumus šaltomis oro sąlygomis. Jie taipogi turėjo šunų kinkinius ir žinojo, kaip jais naudotis. Žinia apie Norvegų konkurenciją kiek neramino Robertą, bet jis išliko optimistišku. Norvegai pradėjo savo ekspediciją 100 km arčiau ašigalio, bet jie pasirinko maršrutą, kuris buvo nepatikrintas. Susidūrimas su neveikiančiomis kliūtimis ar milžiniškomis properšomis jiems galėjo uždaryti visus kelius link jų tikslo, bet tai nenutiko. Robertui pagaliau pasiekus savo tikslą, Roald Amundsen vėliava jų jau laukė. Norvegai su savo šunimis pasiekė pietų ašigalį netgi 5 savaitėmis anksčiau už Robertą. Ir anglams ten atvykus, Norvegai jau buvo beveik pasiekę savo pradžios tašką. Robertas su savo komanda buvo sugniuždyti. Jie padarė šią nuotrauką prieš jiems pradedant savo kelionę atgal. Nuotraukoje matoma Roald Amundsen palapinė su Norvegijos vėliava ant jos. Savo žurnale Robertas rašė: palikau raštelį, kuriame parašiau, kad lankiausi palapinėje su savo kompanionais. Boversas fotografavo, Wilsonas braižė. Dabar turime atsukti nugarą savo tikslams ir ambicijoms ir privalome įveikti 1300 km, stumdami savo įrangą ir atsisveikinti su dauguma svajonių. Bet čia ir prasidėjo visas bėdos. Buvo sausio mėnesis, arktinės vasaros vidurys. Pasak Roberto skaičiavimo, jie turėjo 3 mėnesius, iki kol temperatūra ant paskutiniosios jų atkarpos, Roso šelfinio ledyno, nukris iki mirtinai pavojingos žiemos. Tad buvo galvojama, kad jie turi užtektinai laiko. Bet 1912 metais buvo visai kitaip. Temperatūra buvo kur kas žemesnė, negu Robertas buvo numatęs. Oro temperatūra nukrisdavo netgi iki -40 laipsnių pagal Celsijų. Tokiomis sąlygomis išgyventi ilgesnį laiką buvo praktiškai neįmanoma. Pirmasis žmogus žuvo tik nusileidęs nuo ledyno, jis suklupo ir nukrito į atsivėrusią properšą. Kitas vyras mirė maždaug po mėnesio. Jam nušalus rankas ir kojas, komandos greitis smarkiai sumažėjo. Kartu sumažėjo ir jų šansai išgyventi. Vos įstengdamas paeiti, jis paliko savo palapinę ir išėjo į pūgą, taip pasiaukodamas. Likusieji 3, įskaitant Robertą, mirė čia, kai juos palapinėje įkalino stipri pūga. Vos už 15 km nuo jų paliktų atsargų, kurios jiems būtų išgelbėjusios gyvybės. Palapinė kartu su kūnais, žurnalai ir fotografijos buvo rasti po 8 mėnesių gelbėtojų paieškos komandos. Robertas buvo laikomas dviprasme asmenybė, nuo genialaus keliautojo iki kvailio, kuris į Antarktidą pasiėmė ponius. Bet jo planas turėjo suveikti, lyginant tų laikų tolimesnius meteorologinius skaičiavimus su Robertu. Jie buvo praktiškai identiški.
Robertas negalėjo žinoti, kad 1912 metais bus anomalija. Tokia anomalija fiksuojama kartą per 15 metų. Kartu su nuotrauka, kurią jie pasidarė, turėjo prasidėti susitaikymas su pralaimėtomis lenktynėmis ir grįžimo atgal, bet ji tapo pradžia to, ko jie nesitikėjo – mėginimu pabėgti iš šalčiausios vietos žemėje.